Renginys labai svarbus, iš tiesų dalyvauju praktiškai kiekvienais metais, bet labai svarbu, nes mūsų rinka iš tiesų dar turi daug ką išmokti ir būtent tie pavyzdžiai pašnekovų, kurie kalba renginyje, leidžia labai daug ką pasiimti tiek mums kaip projektavimo valdytojams, statybos valdytojams, tiek ir visiems kitiems rinkoje esantiems žmonėms. Iš mano perspektyvos, aš sakyčiau, yra labai svarbu išgirsti gerasias patirtis ir suprasti, ką galim pasimti, kas liečia ypatingai bendradarbiavimą tarp projektavimo grandies ir statybos, nes aš ir pats iš savo patirties jaučiu, kad vis tik didžiausias barjeras darbui su BIM yra ne technologinis, jisai yra didžiausias būtent žmogiškieji ištekliai ir tai, kaip žmonės yra pasiruošę būtent tai panaudoti. Tai yra daug softo skirtingo, žmonės turi skirtingą patirtį, yra skirtingo amžiaus ir natūralu, kad tada ir tas bendradarbiavimas labai skiriasi priklausomai nuo būtent visų šitų kompetencijų. Tai geriausius variantus svarbu išgirsti ir išmokytis. Būtent apsikeitimas informacijos laiku, tiksliai, yra esminis dalykas, kuris gali palengvinti mūsų projektų valdymą ir leisti juos įgyvendinti ir laiku, ir už geriausiai įmanomą kainą, nepereikvojant resursų ir taip gaunant didžiausią naudą klientui. Natūralu, kad kliento lūkestis yra labai svarbus, dėl to mes turime prisitaikyti prie kliento, atsižvelgiant į projekto dydį, sudėtingumą ir kitus aspektus, kliento norą į įsitraukimą iš savo pusės ir perspektyvos, bet bendrai paėmus BIM-as yra ateitis. Tai tiesiog turime, kaip ir keletas kitų pašnekovų minėjo, nenaudoti BIM-o vardant BIM-o, bet naudoti ten, kur matom, galim pasiekti didžiausią naudą, turėdami pakankamas kompetencijas. Aš gal du įvardinčiau punktus. Vieną įvardinčiau vis tik tą patį informacijos apsikeitimą, nes nepaisant to, kad BIM-as padeda jį spręsti, bet aš manau, kad čia nėra ribų, kada jau pasakytumėm yra gana, ar ne? Tai visą laiką galima tą padaryti efektyviau, geriau, išsamiau ir su daugiau informacijos. Nes nuo ko prasideda BIM-as, ar ne? Tai visų pirma, mes turim 3D modelį ir apsikeitimą geometrinės informacijos ir galime įti gilyn iki parametrinės informacijos kiekių, daryti grafikus ir taip toliau. Tai vienas yra informacijos apsikeitimas kaip toks esminis. Ir antrą aš turbūt įvardinčiau galbūt kainos kontrolę kaip tokį elementą, nes klientams yra labai svarbu developinant projektus, išlaikyti savo nusistatytą biudžetą. Ir BIM-as leidžia iš tiesų priartėjimo būdu, kaip tai vyksta ir projektavimo metu, eiti link tikslo, tikslinant projektą, tikslinant sprendinius, prieiti prie kainos apskaičiavimo, kuris leidžia laiku priimti sprendimus, o ne suprojektavus galbūt tektų kartoti procedūrą iš naujo, matant, kad lūkesčiai galbūt buvo šiek tiek kitokie.